Sveiki, su jumis geriausi sporto ekspertai internete ir mus remia niekas. Taigi, pirmas ir vienintelis oficialus perėjimas Juanas Manuelis Iturbe bus skolinamas Watfordo ekipai su galimybė išpirkti už daugiau nei 14 milijonų svarų. Na, Watfordas ir taip gerai atrodo, jie užima 7 vietą Premier lygoje. Ar manai, kad šis žaidėjas dar gali pastiprinti juos? Na, sunku prognozuoti, nes Romoje jis tikrai nebuvo aukščiausios sportinės formos, kokios jis buvo savo praeitoje komandoje, tai yra Porto, bet Portui žaidė labai gerai ir tai jam leido persikelti į geresnę ekipą Romą. Manchester United ir Spurs pateikė netgi 30 milijonų svarų pasiūlymą už Rijadą Mahrezą. Ką manai apie tai? Na, teko skaityti, kad Marselio komanda turėjo net šansą įsigyti šį žaidėją labai pigiai, bet tiesiog pasakė, kad jis nėra jų lygio. Na, Mahrezą forma jau buvo daug kartų aptarta ir jo sezonas yra tiesiog nepakartojamas. Na, aš manau, kad Rijadui Mahrezui dabar išeiti būtų tikrai nenaudinga, žinant jo formą ir visą kitą. Na, įsitvirtinti kitoje ekipoje vidury sezono tai būtų tikrai sudėtinga. Na, aš tau be abejo pritariu ir manau, kad žaidėjas, kurio komanda yra top 4, net pirmauja Premier lygoje kol kas, tikrai nenorės išeiti į komandą, kuri yra žemiau. Ir spaudoje vėl atsirado pranešimų, kad Realas nori pirkti Edeną Hazardą. Kaip manai, ar šis perėjimas yra įmanomas? Na, jis tikrai yra sunkiai tikėtinas, Edeno Hazaro kritusi forma. Na, tai net nėra forma, jis yra neįmušęs nei vieno įvarčio. Ir jį parduoti Chelsea tikrai neapsimoka, o Realui pirkti tai yra didžiulė rizika. Van Galas norėtų įsigyti James Rodriguez iš Madrido Realo. Ką manai apie tai, Tomai? Nemanau, kad šis perėjimas įvyks, nes Manchester United net nežaidžia UEFA Čempionų lygoje, o Jamesas žaidžia Realę, kurie yra jau 3 vietoje La lygoje ir turi puikius šansus laimėti tą pačią UEFA Čempionų lygą. Ir tęsia Manchester United gandus ir pasak spaudos jie yra pasiryžę sumokėti beveik 11 milijonų svarų per metus, kad prisiviliotų Robertą Lewandowskį. Kaip manai, ar įmanoma šį puolėją išvysti Premier lygoje? Na, tai yra tikrai įmanoma, tačiau tikėtis, kad būtent žiemą jisai pereis į United yra sunkiai tikėtina, greičiausiai tai galėtų vykti vasarą. O šiaip tikėtis jo išėjimo iš Bayerno yra sudėtinga, nes į Bayerną ateina naujas treneris ir šiaip United nėra tokia stipri komanda šiuo metu, kokia yra Bayern. Chelsea buvo perspėti, jog jeigu jie dabar neįsigys Alekso Teixeiros, po to jis gali kainuoti net 7 milijonais daugiau. Na, šis žaidėjas tikrai derasi su klubu, mes tą žinome, bet Shakhtar treneris iškart pasakė, kad jeigu dabar jo nepirks, jo kaina gali šokti iki 50 milijonų eurų vasarą. Na, bet ar dar reikia vieno atakuojančio žaidėjo Chelsea ekipai? Na, aš manau, kad Juano Cuadrado dienos Chelsea klube suskaičiuotus ir Teixeira tikrai yra geras pakaitas jam. Na, bet kaip žinai, Chelsea dažnai nutega su žiemos pirkiniais. Ar tai yra didžiulė rizika pirkti? Na, joks žaidėjas nėra be rizikos, aš manau, ir tikrai Teixeira turėtų pritapti Chelsea klube, nes jau Willianas, kuris buvo pirktas iš Shakhtaro, tikrai šį sezoną žaidžia labai gerai. Ir tai buvo viskas. Komentuokit, rašykit, prenumeruokit. Viso gero.